kviečiu į sceną teisinius reikalavimus mums pristatyti Paulių. Jis yra tarptautinės advokatų kontoros CEE Attorneys vadovaujantis teisininkas, intelektinės nuosavybės ir IT teisės ekspertas, sukaupęs daugiau nei 13 metų teisinio darbo patirtį. Konsultuoja marketingo, reklamos, e-komercijos technologijų ir dirbtinio intelekto teisinės ateities klausimais, aktyviai dalyvauja profesinėje bendruomenėje, skaito pranešimus bei veda seminarus įvairiomis skaitmeniniam verslui aktualiomis teisės temomis. Tai sveiki, Pauliau, mačiau, prisijungėt. Taip, sveiki. Tai kviečiu dalyti. Galima pradėti turbūt, taip. Tai ačiū labai pirmiausia už galimybę šiandien papasakoti truputėlį apie reklamą su to teisiniu prieskoniu. Iš tikrųjų, ačiū už gražų pristatymą. Galbūt šiek tiek dar tik pridėsiu, kad, šiaip ką veikiame iš tikrųjų šioje kontoroje, ir su kuo daugiausiai dirbu. Tai kaip Sandra minėjo, tie darbai ir konsultacijos susijusios daugiausiai yra su elektroniniais verslais, kadangi šiuo metu būtent ir esu vadovaujantis teisininkas elektroninės komercijos skyriuje. Reiškiasi, iš principo, mano mūsų skyriaus kasdienis darbas yra susijęs su visais verslais, kurie kažką daro skaitmenoje, reiškiasi skaitmeninėje erdvėje. Tai yra įvairūs verslai, tai ir medija kompanijos gali būti, žinoma, pagrindinis mūsų klientų, sakykime, tasai stilius ir stilistika, kokie verslai vysto, tai dažniausiai yra e-komercija. O kur e-komercija, tai mes šito vietoje ir susidurime daugiausiai su kuo? Su marketingu, su reklama, taip pat susidurime su to marketingo atitiktimi teisės aktams, ir taip pat susidurime su pačių produktų atitiktimi teisės aktams. Ir iš tikrųjų šioje vietoje mes vėl irgi darbuojamės ne tik tais, sakysim, tuo nacionaliniu mastu, mes darbuojamės tarptautiniu mastu ir su partneriais ir už Atlanto lygiai taip pat. Tai mūsų klientai dažniausiai iš tikrųjų yra tie verslai, kurie savo e-komercijos veiklą vykdo tarptautiniu mastu. Tai reiškia ir Vakarų Europą, ir Didžioji Britanija, ir US, net ir Australijoje turime būtent nukreiptų į Australijos rinką, reiškiasi verslų. Tai šitoj vietoj, sakykime, ta patirtis konkrečiai su IT technologijomis ir intelektinė nuosavybė ir šiaip šitais elektroniniais verslais, tai viską tai susipina į tai, kad kai mes kalbam apie elektroninę komerciją, šiais laikais yra svarbu ne tik tais reklama, marketingas, atitiktis šitiem dalykam, teisiniams reikalavimams, bet taip pat dar atsiranda ir toks dalykas kaip dirbtinis intelektas. Čia šiaip irgi klausimas, galbūt jums toks atvirą klausimą paliksiu, kadangi dabar nematau jūsų, nes matau tik tais savo skaidrės. Tai irgi kiek, pavyzdžiui, iš jūsų naudojate dirbtinį intelektą savo reklamoms. Ta prasme, nuo teksto generavimo iki vaizdų generavimo. Nes iš tikrųjų tai jau yra čia ir žinau, kad tikrai naudoja ir klientai tai naudoja. Tai čia tokia galbūt net visai atskira tema galėtų būti, apie kurią reikėtų kalbėti. Bet šiandien dirbtinį intelektą ir technologijas palikime truputį nuo šaly ir pakalbėkime iš tikrųjų apie tą pakankamai, tokį basiką, pakalbėkime tą basiką, kas yra iš tikrųjų, kokie yra tie reikalavimai reklamai, iš principo bet kokiai reklamai, ir kaip mums jų laikytis ir nepaslysti. Aš dėl to ir patį pavadinimą šito pristatymo, šito pranešimo ir pavadinau teisinis kabinimas, reklama su teisiniu prieskoniu. Tai kabinimas dėl to, kad ką mes darom? Mes bandom su reklama juk užkabinti vartotoją, reiškia jį prisikviesti pas save ir jam pasiūlyti prekes, paslaugas, kurios žinoma yra geriausios. Tai kiekvieno mūsų darasme. Tai toks yra tas, sakykime, tikslas ir būtent tas teisinis kabinimas, tai kaip čia iš tikrųjų mums nepaslysti ant to paties teisinio kabliuko mums, kaip reklamos gamintojams, reklamos davėjams, produktų gamintojams ir panašiai. Tai šiandien iš tikrųjų, ką noriu su jumis aptarti taip, pakankamai galbūt glaustai, bet po to galėsime dar padiskutuoti ir šiaip į klausimus atsakyti bus galima, bet šiai, sakykime, apimčiai, tai sakysim, ką aš norėčiau šiandien, kaip čia jūs gal galite vertinti, ar geras yra, reiškia, toksai sloganas, reiškia, tas pasiūlymo marketinginis approachas, tik šiandien siūlome, tik šiandien siūlome, šiandieną reiškia, kas, tai yra akcijos, mes kalbėsime apie akcijas, mes kalbėsime apie brauktą kainą, tai reiškia, palyginamąją kainą, ir tokias reklamas, kalbėsime apie maksimalias nuolaidas, kai mes nurodome iš tikrųjų iki kiek procentų
nuolaidos yra taikomos, reiškia, pranešimuose reklaminiuose. Ir taip pat truputėlį paliesime ir lyginamą reklamą ir kas tai yra. Nors iš tikrųjų lyginamoji reklama yra pakankamai plati tema ir čia turbūt reikėtų atskiro pranešimo, bet mes pabandysim tokį irgi basicą, pagrindus tos paliesti ir paminėti iš tikrųjų, ką reikia turėti omeny darant lyginamą reklamą. Tai nieko nelaukiant, turbūt galime ir pradėti nuo, sakysime, tų pačių bendrųjų principų. Bendrų reklamos principų. Tai ko reikia, kokie tai yra principai, kuriuos turi atitikti mūsų reklama, kad iš tikrųjų jinai pataptų tokia faina ir linksma, kaip šitas pieno pakelis šitame dirbtinio intelekto sugeneruotame paveikslėlyje. Tarp kitko irgi noriu disclaiminti, arba lietuviškai turbūt pasergėti, tai kad iš tikrųjų visi paveiksliukai išskyrus porą pabaigoje mano prezentacijoje yra generuoti dirbtinio intelekto. Tai irgi galim matyti, kad ne visą laiką iki galo pavyksta su juo susitarti, nes kaip matom ir šiek tiek užrašai yra neteisingi kai kur. Tai va, bet mintis ta, kad kokie yra bendrieji principai darant reklamas, teikiant reklamas į eterį, į elektroninę erdvę ar kur tai bebūtų. Tai mes turime tuos, jeigu iš taip paprastai žiūrint įstatymas, tas pats reklamos įstatymas, jeigu šnekam apie Lietuvos, reiškia, jurisdikciją, tai jisai numato iš tikrųjų du tuos principus, tai kad reklama būtų padori ir teisinga ir kad būtų aiškiai atpažįstama. Tai reiškia, mes turime reklamoje vis tik tais atitikti tas padarumo gairės, pavadinkim taip, kad tai nebūtų kažkoks tai, ten, žinot, explicit contentas, reiškia, turinys, kuris, netinkamas yra ten vaikams, netinkamas šiaip bendrai publikai, reiškia, rodyti ten, sakysime, per viešus kanalus, tai reiškia, elektroninėje erdvėje, medijose ar televizijoje ir panašiai. Tai ta reklama jinai turi būti pirmiausia padori, jinai turi būti teisinga, tuoj pakalbėsim apie tai, ir aiškiai atpažįstama. Tai aiškiai atpažįstama mes turim labai aiškiai iškart identifikuoti, kad mes žiūrime reklamą. Jeigu mes vis tik tais turime kažkokį tais, nežinau, galbūt mes filmą pradedam žiūrėti, o iš tikrųjų ten paaiškėja, kad ten reklama tiesiog ilga. Tai čia toks jau yra klaustukas, kad galbūt tai klaidina vartotoją. Taip tariant, vartotojas pamatęs reklamą, jis turi suprasti, kad tai yra reklama, ne kažkas kito. Ir iš tikrųjų iš tų, sakysime, įstatymę numatytų principų mes galime išvesti dar kelis, čia jau sakyti toliau ir iš praktikos einant, ir žiūrint būtent tą reguliavimą plačiau, tai iš principo mes turime kas? Tai kad reklama būtų teisinga, reklama būtų išsami ir aiškiai pateikta ir kad neklaidintų vartotojų. Tai jeigu taip paprastai praeinant per šitos kelis reiškiasi tos principus bendruosius, tai teisinga reklama yra kada? Reklama yra teisinga tada, kai jinai yra iš tikrųjų labai tiesmukai, kai jinai yra teisinga, kai informacija pateikiama reklamoje yra reali. Reiškia, jinai neklaidina vartotojų, jinai neparodo tų dalykų, kurių, sakysime, nėra, kad kainų, pavyzdžiui, kurios neegzistuoja. Tai reklama turi būti teisinga. Tai pavyzdžiui, šitoje vietoje pavyzdys galėtų būti, jeigu mes reklamuojame kokį nors kremą, ir mes kremo reklamoje nurodome, kad tas kremas per naktį išgydo raukšles, reiškia, panaikina raukšles. Akivaizdu, kad turbūt taip neveiks šitas produktas ir reiškia, jinai nėra teisinga, nes aplinkybės, objektyvios, reiškia, objektyvus tie kriterijai, tai jos nėra tokios aplinkybės. Ir šitas produktas taip neveikia, tai reiškia, reklama turi būti teisinga, nemeluoti. Toliau yra išsami ir aiškiai pateikta reklama, tai iš principo reklamoje turime irgi pateikti visą tą informaciją, kuri yra susijusi su tuo konkrečiu pasiūlymu, pavadinkim taip. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, reklamuojame kokį nors, nežinau, telefoną mobilųjį, ir jam nuolaidą taikome, tai mes ir turime nurodyti, kad konkrečiai šitam modeliui, šitam telefonui arba šitai telefonų markiai, reiškia, brand name'ui, reiškia, turime numatyti irgi visas papildomas, sakysim, sąlygas, ar ten perkant, ar visą laiką nuolaidą taikoma, ar tik perkant, sakysime, kažkokį tais pirmiau perkant telefoną pilną kainą, antrą gaunam dovanų kaip pavyzdys, arba ten pusę kainos. Tai visa ta informacija turi atsispindėti iš tikrųjų reklamoje, turi būti aiški, suprantama ir tokiu būdu neklaidinti vartotojų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes nurodome, čia irgi einant prie, sakysim, to aiškumo, tai jeigu mes nurodome, kad nemokamas pristatymas, tai mes ir turime tą nemokamą pristatymą taikyti. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes nurodome reklamoje, kad yra nemokamas pristatymas prekės, bet iš tikrųjų nemokamas pristatymas yra tik nuo 50 eurų, kaip pavyzdys, pirkimo, tai tokiu atveju čia jau klaidina ir tai nebėra išsami, čia jau atsiranda pažeidimas.
Tai jo, tai iš esmės, einant prie neklaidinti vartotojų reklama, tai iš principo yra visa tai, ką aš dabar išvardijau, nes iš principo klaidinti gali vartotoją keliais, įvairiais aspektais. Ir kiekvieną kartą iš tikrųjų, jeigu mes susidurėme su ginču, jeigu mes susidurėme su kažkokia tais problema, tai faktas, kad kiekvienas individualus atvejis yra individualiai ir nagrinėjamas ir individualiai, reiškia, sprendžiama, ar iš tikrųjų buvo klaidinami vartotojai, ar nebuvo klaidinami. Kad irgi truputėlį įsivestumėm aš net nebejoju, kad jūs žinote šitą dalyką, bet institucija, kuri gali reiškia, skirti baudas, ir šiaip imtis tyrimų, tai yra valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VATAT. Tai VATAT yra ta, sakysim, institucija, kuri galiausiai paskiria savo nutarimu tam tikrą baudą arba pripažįsta, kad reklama yra klaidinanti, neteisinga ir taip toliau. Tai tai čia yra bendrieji tie principai. Šiandien, kaip ir minėjau, pradėsime nuo akcijų. Kas yra tos akcijos? Tai jeigu taip labai paprastai pradžiai suprasti, jeigu mes nurodome bet kokioje reklamoje, kad yra taikoma akcija ir mes panaudojame žodį akcija, tai pagal valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išaiškinimus ir pagal praktiką susiklošiusią jau, tai yra traktuojama, kad akcija yra taikoma kainai. Kitaip tariant, jeigu mes naudojame kokią nors procentų, pavyzdžiui, ženkliuką procentų, arba, čia irgi yra, matom, kad 50%, bet tai tarkim, tik tai ženkliuką, pavyzdžiui, panaudotume, tai iš esmės būtų traktuojama, kad akcija yra kainai. Tai kam apskritai gali būti akcija taikoma, jeigu mes nurodom, konkrečiai, kam ta akcija taikoma. Tai gali būti pigesnė prekė, gali būti nemokamas pristatymas akcija, gali būti dovanos arba papildomos paslaugos, irgi lygiai taip pat. Bet iš esmės, jeigu mes neaprašome, kad akcija kažkam arba akcija ir tada numatome, kad nemokamas pristatymas arba ten, nežinau, 2+1 arba ten, sakysim, gausite dovanų kremą, jeigu pirksite ten irgi kažkokį tais kitą kosmetikos, reiškiasi, preparatą. Tai tokiu atveju būtų traktuojama, kad tai yra akcija skirta būtent taikoma kainai. Ir toliau mes ir važiuojame, kas yra vis tik tais tom akcijom, reiškiasi, kainų akcijomis. Tai mūsų turbūt vienas tokių mėgstamiausių vis tik tais, apskritai verslo, elektroninės komercijos, tų akcijų taikymo būdų ir tų konkrečiai susijusių su kainomis, tai yra tų brauktų kainų reklama. Tikrai esam daug girdėję apie tai, ir matom visur tai. Ir iš esmės čia ta praktika šiek tiek, jinai, kaip čia truputėlį varijavo, bet iš esmės yra tam tikros taisyklės, kurias mes turim prisiminti. Tai visų pirma, kas apskritai yra ta palyginamosios kainos, tai yra brauktų kainų reklama. Tai kas tai yra? Tai yra, kai mes nubraukiame senąją kainą ir parodome naują kaip mažesnę, reiškia, tai yra, čia yra akcija. Tai mums reikalingas dalykas, ką mes turime prisiminti, tai, kad toks pasiūlymas tai yra nauda vartotojui, finansinė nauda. Bet tam, kad mes ją galėtume vartotojui iš tikrųjų pasiūlyti, mes turime atitikti tam tikrus reikalavimus. Tai vienas iš tokių reikalavimų būtent yra, ir čia pagrindinė taisyklė, kurią mes turim prisiminti, aš vėlgi net nebejoju, kad šiandien susirinkę klausytojai ir dalyviai šių mokymų apskritai, jūs tikrai tai žinot, bet aš labai noriu pakartoti, kadangi tai yra esminė taisyklė. Tai 30 dienų taisyklė. Tai jeigu mes darome vis tais akciją ir mes braukiame senąją kainą ir rodome naują kainą, sakysim, kainavo 100 eurų batų pora, dabar mes rodome 50 eurų, tai mes turime įsitikinti, kad tas 100 eurų, ta pirminė kaina, jinai buvo mažiausia per paskutinės 30 dienų. Kitaip tariant, per tas 30 dienų, per mėnesio laikotarpį, mes galime braukti tik tais tą kainą, kur yra mažiausia. Jeigu per tą laikotarpį buvo kaina pakitusi be akcijos, pavyzdžiui, pamažinta kaina tiesiog buvo iki 50 eurų, tai mes turėtumėm braukti tą mažesnę sumą, tai reiškia tą 50 eurų ir tada jau taikyti kažkokią kitą kainą. Taip tariant, kad nebūtų to, vėlgi, klaidinimo vartotojų. Tai tai čia iš esmės tas pagrindinis dalykas. Aišku, yra išimčių, apie kurias mes jau pakalbėsime, tai tokia viena iš tų išimčių, sakysime, yra bendro pobūdžio pranešimai. Bendro pobūdžio pranešimai tai yra tie pranešimai, kurie pasako apskritai, kad yra kažkokia
vėlgi, panaudos tą patį žodį akcija, ne? Bet iš esmės yra pranešimai apie, pavyzdžiui, išpardavimus, ne? Čia gavosi C on sale, tai kaip ir jūra, ne, parduodama, bet iš tikrųjų season sale. Tai season sale iš tikrųjų labai yra dažnas, irgi puikiai žinot, dažnas variantas naudoti įvairiem sezoniniam išpardavimams, sakysime, žiemos sezono išpardavimas, vasaros sezono išpardavimas, nežinau, kalėdinis išpardavimas ar šiaip kalėdinio sezono nuolaidos. Tai viskas yra faina ir mes tikrai tai galim naudoti ir nenurodant ir nesilaikant 30 dienų taisyklės, nes mes nerodom čia jokios kainos. Reikia prisiminti, kad 30 dienų taisyklė yra susieta konkrečiai su kaina. Tai jeigu mes tiesiog pasakome, kad yra išpardavimas ir nuolaidos yra, pavyzdžiui, kažkokiam konkrečiai produkcijai, kažkokiai, nežinau, Puma, Nike ar kas tai bebūtų, tiesiog produkcijai. Tai mes tada užėję į tokį, jeigu mes matom tokį banerį, pavyzdžiui, nesezoninis išpardavimas, tai mes paspaudėm to banerio ir patekę pas tą prekybininką, į tą elektroninę parduotuvę, mes turime matyti tas nuolaidas. Kitaip tariant, jos turi egzistuoti. Ir tom nuolaidom, kurios jau yra nuėjus per sezoninį išpardavimo bendro pobūdžio pranešimą patekus į tinklapį ir matant konkrečius produktus su nuolaidomis, toms nuolaidoms jau 30 dienų taisyklė yra taikoma. Reiškia, jeigu ten iš tiesų yra nuolaidos ir nubrauktos kainos, tai tokiu atveju mes turime vėlgi atsižvelgti, kokia buvo mažiausia kaina per 30 dienų laikotarpį iki to. Ir tada tą kainą nubraukinėti ir rodyti kažkokią tais naują kainą. Tai jo, iš esmės taip. Bet čia yra dėl bendro pobūdžio pranešimo. Kitos yra dar irgi išimtis šitai taisykliai, tai viena iš tų išimčių, žinoma, yra greitai gendantis produktai, nes manau, tai yra, tik tais logiška ir racionalu, netaikyti tokios taisyklės, žinot, pavyzdžiui, mėsos produktams, kaip pavyzdys, pieno produktams ir panašiai. Tai yra produktų iš tikrųjų, kurie yra greitai gendantis, tai jiems tokia taisyklė netaikoma, nes tai būtų tiesiog nelogiška. Taip pat prekinė išvaizda greitai prarandantis daiktai, tai pavyzdžiui, šiuo atveju yra gėlės irgi, tai tas pats su to pačiu galiojimo, čia gėlėms netaikomas galiojimo laikotarpis, bet iš principo paėmus, tai yra galiojimo laikotarpis, kiek tas daiktas galioja ir yra naudotinas ir patrauklus vartotojui. Tai šitoje vietoje greitai prarandantis prekinė išvaizda daiktai irgi jiems nėra taikoma 30 dienų taisyklė, tai reiškia, jeigu mes norėjom padaryti nuolaidą, mes galim padaryti nuolaidą ir nepritaikę tos taisyklės. Toliau yra kitas variantas, apie kurį mes pakalbėsime netrukus, tai yra nuoseklus kainos mažinimas. Tai irgi tais atvejais, kai mes kainą mažinam nuosekliai tam tikrą laikotarpį ir apie tai pakalbėsim to jau, reiškia, kaip tai padaryti, bet tokiu būdu, jeigu mes tą kainą pastoviai mažiname, irgi nėra privaloma taikyti 30 dienų mažiausios kainos taisyklės. Taip pat tais atvejais, kai mes nenurodom kainos konkrečiai. Pavyzdžiui, 2 už 1 kainą, tai mes nenurodom, kokios yra kainos, tai mums 30 dienų taisyklė čia irgi negalioja. Antras x procentų, kažkiek procentų pigiau, lygiai taip pat, jeigu mes nurodom tiesiog, kad tai yra kažkiek procentų pigiau, tai mums netenka prasmės 30 dienų mažiausios kainos taisyklės taikymas, kadangi tai tiesiog yra vėlgi rodoma procentinė dalis, o ne konkreti kaina. Ir lojalumo nuolaidos. Su lojalumo nuolaidom iš tikrųjų yra gal iš karto dabar paminėsiu aš apie jas. Su lojalumo nuolaidomis yra įdomu, kadangi čia svarbu atkreipti dėmesį yra į kelis aspektus. Tai pirmas dalykas, kad iš tiesų jau buvo, dabar neatsimenu tais kelintais metais, ar 23 berods, gal 24, bet buvo iš tikrųjų tų jau ginčių ir bylų, ir iš tikrųjų net ir teismas galų gale yra pripažinęs vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą, kuriuo iš tikrųjų buvo nuspręsta, kad 30 dienų taisyklė turi būti taikoma ir lojalumo nuolaidoms. Bet čia neskubėkit daryti išvadų. Iš tikrųjų nėra taip, kad šita taisyklė dabar, ta išimtis iš taisyklės, jinai nusibraukia ir jos nebėra. Tikrai ne. Tiesiog reikia turėti omeny, kad reiškiasi, byla buvo susijusi su senukais iš tiesų. Tai, čia public data, taip sakant, tai susijusi su senukais ir SmartNet kortelė. Tai iš principo numatyta yra, pasisakė teismas taip, kad tais atvejais, kai nuolaida lojalumo kortelės pagrindų nuolaidą galima įsigyti lengvai,
Tai reiškia, ką reiškia lengvai. Tai gali būti, pavyzdžiui, kortelė tiesiog prie kasos mes atėjom, ne, kaip šiaip, daugelį yra, sakysim, tų fizinių parduotuvių irgi. Ateinam prie kasos, mes norim tos lojalumo kortelės ir mes ją galim tiesiog užsipildę paraišką iš karto gauti ir tai nėra kažkoks tai specialus pasiūlymas jums, tai nėra iš tikrųjų reali ta lojalumo nuolaida, kad mes kažkiek laiko pirkomės tik pas tą prekybininką ir dabar gavome nuolaidą. Tai iš esmės, jeigu ją galima gauti visiems be kažkokių tais ilgalaikių įsipareigojimų ar kažkokių tais istorijos susijusios su to prekyviete, tai tokiu atveju šitai nuolaidai, kurią mes gauname su lojalumo kortele, taikomas 30 dienų taisyklė. Tai kitaip tariant, tam, kad mes galėtumėm nenurodyti ankstesnės kainos, ir tos būtent žemesnės kainos, konkrečiai kalbant apie lojalumo programas, tai mes turėtumėm vis tik tą lojalumo programą ar tą lojalumo kortelę, ar kas tai bebūtų, kokiu tai pavidalu bebūtų, tai galėtų beje būti ir koduko pavidalas. Sakysime, mes būna dažnai, pavyzdžiui, įveskite kodą nuolaidos. Tai nuolaidos kodą vėlgi, kai kada galima rasti pačiame tinklapyje. Tai jeigu tinklapyje yra matomas nuolaidos kodas, kurį reikia įvesti, kad gautum nuolaidą, tai vėlgi išimtis šitos taisyklės būtų netaikoma tokiai lojalumo nuolaidai ir vėlgi galiotų 30 dienų taisyklė, kur reikėtų nurodyti tą anksčiau galiojusią žemiausią kainą. Tai kitaip tariant, jeigu mes norime realiai naudoti lojalumo programas, mes turėtumėm jas ir daryti taip, kad jos būtų individualizuotos arba turėtų, nebūt prieinamos visiems tiesiog taip paprastai. Sakysim, atsidarius tinklapį, pamačiau kodą, nusikopijavau jį į checkouto tinklapį ir, reiškia, tą polapį ir tenai gavau tą nuolaidą. Tai mums šitą reikia prisiminti, kad tai neturi būti taip viešai paprastai prieinama. Lygiai taip pat su ta pačia kortelė irgi, jeigu mes ją gauname tiesiog paprastai be jokių klausimų, just noriu kortelės, man kortelę duoda, tai irgi yra netinkamas lojalumo programos pavyzdys. Tinkamas galbūt pavyzdys būtų tas variantas, kaip pavyzdžiui yra asmenizuotos, nepersonalizuotos nuolaidos. Tai personalizuotos nuolaidos, tai pavyzdžiui gimtadienio proga. Konkrečiai tik tais mano lapkričio 12 gimtadienis, tai aš lapkričio 12, pavyzdžiui, gaunu pranešimus apie man taikomas nuolaidas konkrečiai tą dieną. Ir tai yra fain. Ir aš neturiu šitoje vietoje, prekybininkas neturi nurodyti prieš tai galiojusių kainų, kadangi čia iš esmės yra, tokia jau asmeninė nuolaida, sakysim, asmeninis pasiūlymas, lojalumo pasiūlymas gali būti. Ir tokiu atveju, tai nėra pranešta iš anksto. Ir lygiai taip pat gali būti tokias irgi tvarkingas ir teisingas variantas būtų, jeigu aš pirkau kažką tais parduotuvėje, ar elektroninė parduotuvė, ar fizinė parduotuvėje, ir aš po to gaunu, sakysime, nusipirkau ir gaunu man skirtą kuponą, tik tais man, reiškia, ne kažkam kitam, kuriame numatyta, kad kitam pirkiniui, pavyzdžiui, 30% nuolaidos. Irgi yra puiku ir čia šito vietoj nereikia sieti su konkrečiu, braukti ten, sakysime, kažkokią tais kainą ar nurodyti anksčiau egzistavusią kainą. Tai šitoje vietoje yra viskas vėlgi tvarkoja. Ir to labiau, jeigu mes nurodome, kad teisingai, jeigu taip žiūrint paprastai, kad tiesiog kažkiek procentų nuolaida, mums tiesiog nebereikia nurodyti tos ankstesnės kainos. Tikiuosi, aišku, galėsim po to dar padiskutuoti, bet tokia bendra išimtis iš išimties, pavadinkim taip, ta lojalumo nuolaida. Tiesiog prieš tai nebuvo iš tikrųjų, prieš porą metų nebuvo dar tokio aiškumo, dabar mes turime aiškumą, nes yra teismo nutarimų praktikos, tai čia yra išaiškinta. Vienas iš tų dalykų, kuriuos paminėjau, kada irgi yra išimtis iš 30 dienų taisyklės, kada mums nereikia nurodyti tos mažiausios kainos egzistavusios per 30 dienų laikotarpį, ir kai mes galim realiai nurodyti tada tą kainą, nuo kurios mes pradedam mažinti, kai yra laipsniškas kainos mažinimas. Pavyzdžiui, mes darom išpardavimą arba mes darom kažkokią tais akciją, 30 dienų akciją, mes čia kaip šito lentelė ir parodyta, sakysime, mes pradedam nuo 100 eurų ir tada mes po 10% visą laiką, konstantai, pastoviai, iki tam tikro numatyto mūsų lygio, mažiname tą kainą. Tokiu atveju, jeigu mes išlaikome vienodą laiko tarpą tarp tų kainų, reiškiasi, kaip čia, galiojimo, kad, sakysim, buvo 100 eurų kainavo
5 dienas, kitas 5 dienas jau 10% mažiau, sakysim, 90 eurų ir taip toliau, kas 5 dienas. Reiškia, išlaikomas pastovumas, pastovus laipsniškas tas mažinimas, po tokį patį kiekį, skaičių procentų turi būti mažinama, ne? Ir kas tiek pat dienų. Negali būti, random, bet koks, ta prasme, visiškai nestruktūrizuotas mažinimas, kai šiandien mes numažinom kainą 10%, tada rytoj mes numažinom kainą 20%, o po savaitės 30%. Tai mums tokiu atveju taisyklė 30 dienų, kad mažiausią kainą per 30 dienų taikyti, nurodyti, mes tada turim to vadovautis ir mes nebegalim rodyti 100 eurų kaip pirminės kainos. O šiuo atveju mes net iki pat pabaigos, iki to momento, kol prekė, pavyzdžiui, kainuoja 50 arba 40 eurų, mes visą laiką galim tą patį daryti kiekvieną tas 5 dienas, rodyti būtent tą pirminę kainą, tai yra 100 eurų. Taip, kas dar yra svarbu būtent susijusios su šio tipo nuolaidomis, šio tipo akcijomis, kai mes braukiam tą kainą ir mes rodom, reiškia, kokia tai ta nauja kaina. Tai lyginti mes galime tik su toje pačioje prekybos vietoje anksčiau taikytą kainą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes turime ir elektroninę parduotuvę, ir fizinę parduotuvę, ir mes elektroninėje parduotuvėje, pavyzdžiui, taikome mažesnę kainą, tarkime, yra, vėlgi imkim tos pačius, dviratis, dviratis kainuoja 1000 eurų, nesu tikras iš tikrųjų, dviračiai dabar kainuoja 1000 eurų, gal brangiau, jau net senai nepirkau dviračių, bet tarkime, dviratis kainuoja 1000 eurų, tai fizinėje vietoje, pavyzdžiui, kainuoja 1000 eurų, elektroninė parduotuvėje jisai šiaip jo normali kaina pastovi yra 800 eurų, užsakant elektroninį parduotuvėje. Ir mes dabar elektroninėje parduotuvėje norime padaryti akciją, numesti tą kainą, sakysim, iki 700 eurų. Ir mes tada paėmam, mumgi atrodytų, kad kaip ir visai šitoje vietoje yra patrauklų didesnę kainą rodyti, reiškia, mūsų prekyboje, sakysim, jeigu tas pats tinklas turi ir fizinę parduotuvę ir elektroninę, tai mumgi yra patogu ir iš tikrųjų fainiau rodyti tą didesnę kainą, nuo kurios mes numetam. Tai mes įmam tą 1000 eurų iš fizinės parduotuvės kainos, ją braukiam ir tada, reiškia, rodome, kad dabar yra 700. Bet čia yra klaida, čia yra neįgyvendintas tas 30 dienų irgi, reiškia, ta taisyklė. Tai reiškia, mes turime lyginti su toje pačioje medijoje ir toje pačioje prekybos vietoje esančią nuolaidą. Tai jeigu mes taikome, reiškia, tą akcijos reklamą darome elektroninėje savo parduotuvėje, tai mes ir turime nuo elektroninėje parduotuvėje buvusios kainos rodyti nuolaidą, ne nuo fizinėje parduotuvėje. Čia svarbus yra momentas, ant ko galima irgi lengvai pasimauti, pasikabinti, kaip teisinis kabinimas vis tik tais. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kas labai įdomus, yra naujienų akcijos. Iš principo, kai mes, tai yra irgi dažnas dalykas, iš tikrųjų ir pigų tinklapyje tą dažnai matau ir šiaip kitų reiškiasi prekybininkų ir marketplace'ų irgi tinklapiuose tai matau, tai būna naujiena, nauja prekė, kuri dar nebuvo prekyboje, jinai yra šiandien paleidžiama į prekybą, uždėtas yra ženkliukas naujiena ir nubraukta kaina, reiškia, ten vėlgi tas pats paimkim patį dviratį, dviratis 1000 eurų, nubraukta dabar 500 eurų ir naujiena. Tai viskas yra gerai šitoje vietoje, mums nereikia ten ankstesnės kainos, nes jos nėra, bet tam, kad nebūtų reklamos būtent principų ir visų reikalavimų ir įstatymo reikalavimų pažeidimo, mes turime gražinti tą kainą, negražinti, sakant, o tiesiog pirmą kartą padaryti tą kainą po tos nuolaidos laikotarpio tokia, kokia buvo nurodyta toje akcijos, reiškia, toje nuolaidoje, kad nubraukta kaina. Reiškia, mums čia yra svarbu, kad mes, kai padedam į rinką, į savo prekybos kanalą, mes įvedame naują prekę, mums reikia įsivertinti. Jeigu mes pradedam ją pardavinėti iš karto su nuolaida, mums reikia įsivertinti, kokia ta kaina bus reali ir už kiek mes norim ją realiai po nuolaidos laikotarpio pardavinėti. Kad nebūtų taip, kad mes, dabar uždėjom kažkokią labai didelę kainą nubrauktą, padarėm labai didelę nuolaidą ir tada praėjus tenai 30 dienų laikotarpį mes tada sakom, tai mes dabar taikysim ne tą, kuri buvo nubraukta, nes už ją tikrai nieks nieko nepirks, dabar taikysim ten, nežinau, per pusę, bet sakysim 20% mažesnė. Tai taip yra no-go, nes tokiu atveju vėlgi pažeidžiami tie patys principai ir reklamos ir šitoje vietoje yra, nesąžininga, ir klaidinanti tą reklamą. Maksimalių nuolaidų reklama, kas yra irgi labai įdomu.
Tai tikrai ir naudojam, ir matom, ir dažnai, taip sakant, su to susidurėm, tai yra nuolaidos iki, ne? Iki ne tinklas iki parduotuvių, bet nuolaidos iki kažkokio tais, reiškiasi, procento. Tai nuolaida iki kažkiek procentų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes rodome nuolaidas apskritai bendrai, neėmant prekės ženklo, neėmant konkrečių kainų nieko, mes rodom nuolaidas iki tam tikro procento. Šiuo atveju mes turime vėlgi sezoninį išpardavimą, pavyzdžiui, nuolaidos iki 70%. Labai svarbus dalykas, ką mums reikia prisiminti, nes tai yra reglamentuota ir kainų lyginimo gairėse iš tikrųjų tai yra labai aiškiai pasakyta. Mes turime būtinai įsitikinti, kad mažiau kaip 10% to, gerai, pradėkime gal nuo pradžių. Iki 70% nuolaidos, jeigu mes tokį disclaimerį, tokį marketingo banerį dedam, tai mes turime užtikrinti, kad iš tikrųjų tos nuolaidos įėjus į pačią parduotuvę, ne, į patį kanalą prekybos, kad jos tikrai egzistuoja. Mes turime tą užtikrinti ir negali būti, kad iki 70% nuolaidos užeinam į parduotuvę, o ten tiesiog yra kainos be jokių akcijų ir be jokių nuolaidų. Ne. Tai čia būtų pažeidimas. Tai pirmas dalykas. Ir dabar, kai mes jau turime tą, kad galvoje, kad jeigu mes darom iki 70%, sakysime, tas nuolaidas visai produkcijai, tai mes turime įsitikinti, kad mūsų iš tikrųjų tai produkcijai, kuri yra su nuolaidomis, nes visai produkcijai, ne, nuolaidos iki 70% reiškia visam, repertuarui, visai mūsų produkcijai yra tos nuolaidos taikomos, turime įsitikinti, kad iš tikrųjų, čia truputėlį matau, kad netaip parašiau pačioje skaidrėje. Iš tiesų, nedaugiau negu 10% prekių gali turėti 70% nuolaidą. Čia matau, kad netaip truputėlį sukeičiu, nes kitoje skaidrėje bus dar irgi atvirkštinis variantas. Tai žodžiu, nedaugiau kaip 10% visų, reiškiasi, prekių gali turėti 70% nuolaidą. Kitaip tariant, mes negalime rašyti, kad iki 70% nuolaidos ir tada visai savo produkcijai taikyti 70% nuolaidą. Čia yra no-go. Lygiai taip pat, jeigu yra, sakysime, numatomas kažkoks tai ženklas, kuriam yra išpardavimas, ne, tai tokiu atveju irgi mes jau iškart pasakome, kad būtent tam ženklui bus nuolaidos ir mes turime tam ženklui tas nuolaidas ir taikyti. Tai lygiai taip pat, jeigu yra Pumo šiuo atveju išpardavimas iki 70%, mes turime įsitikinti, kad 70% nuolaidos yra taikomas iš tikrųjų nedaugiau 10% visų Pumo ženklo prekių. Kitaip tariant, yra limitas, mes vėl negalim visom prekiams staiga pritaikyti 70%, atsiprašau, žinokit, viskas teisingai čia, ne mažiau, teisingai, ne mažiau. Tas ne mažiau ir nedaugiau visą laiką yra labai painus. Ne mažiau 10%, kadangi 70% nuolaida yra iš tikrųjų didelė nuolaida. Tai būtent tą, ką aš sakiau, tai ne mažiau 10% visų prekių turi turėti tokią didelę nuolaidą. Ir dabar, kai sakiau, kad bus atvirkščiai, tai čia viskas teisingai, nedaugiau kaip 10% iš tikrųjų visų prekių gali turėti minimalią nuolaidą. Ne? Tai jeigu mes turime ne tik tais iki 70% dydžio nuolaidas, bet numatom, pavyzdžiui, štai juodasis penktadienis kaip pavyzdys, ne? Reiškia nuo 20% iki 70% nuolaidas, tai mes turime įsitikinti, kad iš tikrųjų ta maža nuolaida, ne? Tas mažos nuolaidos prekės, 20% reiškia nuolaidinės prekės, jos turi sudaryti vėlgi nedaugiau kaip 10% visų prekių. Kodėl nedaugiau kaip? Nes vėlgi mes galim naudotis tą padėtimi ir, pavyzdžiui, sakydami, kad yra nuolaidos nuo 20 iki 70%, mes galime visam repertuarui, pavyzdžiui, savo visai produkcijai taikyti dabar 20% nuolaidą ir štai. Viskas labai fainai, rašom nuo 20 iki 70, bet taikom mažiausią nuolaidą. Tai šitoje vietoje turi būti nedaugiau kaip 10% visų prekių su 20% nuolaida. Tai kas dabar gaunas? Jeigu mes turime ne mažiau kaip 10 reiškia, procentų prekių gali turėti 70% nuolaidą, ne, tą maksimalią nuolaidą. Reiškia, ir nedaugiau kaip 10% visų prekių gali turėti tą minimalią nuolaidą, kai mes labai nedaug numetam. Tai šitoje vietoje visi ta dalis yra 80%, jeigu paimkim tą 10% nuo čia nukertam ir 10% nuo čia, tai 80% produkcijos turi būti pasiskirsčius nuolaidos proporcingai. Tai va. Taip. Toliau einant prie lyginamosios reklamos. Čia pabandysim labai trumpai iš tikrųjų tai apžvelgti, bet iš esmės, kas ta lyginamoji reklama. Tai lyginamoji reklama, kai mes iš tikrųjų lyginame produktus, ne,
kainas galim lyginti, čia irgi paminėsiu, ką mes tiksliai galim palyginti. Bet šiaip iš esmės lyginamoji reklama yra ta, kai mes imame konkurentų produkciją, imame savo produkciją ir ją lyginame savo reklamą. Tokių atvejų mes žinome tikrai tūkstančiais, ne? Turbūt visi naudoja šią metodiką ir tai yra viskas puiku, kol tai atitinka tam tikrus irgi principus ir gaires. Ne? Tai kas yra svarbu lyginamojo reklamoje? Lyginamojo reklamoje pirmiausia turi neklaidinti, mes turim aiškiai vėlgi matyti, kokie tai yra skirtumai, ne, tarp tų produktų. Taip pat lyginamos prekės, tai jos turi tenkinti tos pačius poreikius arba yra skirtos tiem patiem tikslam. Ką reiškia tiem patiem tikslam? Tai reiškia, kad tiem patiem tikslam, tai jos turi būti analogiškos. Jeigu mes lyginame kremą nuo raukšlių, ne, su tam tikrais, kažkokiais tai kriterijais ir tam tikrom charakteristikom, mes turime imti konkurento lygiai tokio pačiom charakteristikom esantį produktą. Jeigu mes lyginame automobilius, galbūt didelis palyginimas, bet sakykime automobilius, mes irgi turime reklamoje naudoti tos pačios klasės automobilius, ne, ir tos pačios komplektacijos automobilius, kad tai būtų objektyvus palyginimas. Markės gali skirtis, bet klasė, komplektacija ir charakteristikos jos turi būti panašios. Ir šitoje vietoje turi būti lyginamos kas? Objektyvos prekės savybės arba kaina, ne, objektyvūs kriterijai. Tai šnekant apie tuos objektyvius kriterijus, tai jų būtų gerai turėti ne vieną, nes kaina, žinoma, yra vienas kriterijus, ne, kad tokia prekė, turinti tokius pačius, sakysime, charakteristikas, dabar jinai yra čia pas mane pigesnė, pas konkurentą brangesnė. Būtų gerai lyginti daugiau, bet vėlgi objektyvių kriterijų, kad tai būtų, nežinau, sudedamųjų dalių kažkokių tais, net daugiau, sakysim, arba kažkaip paimti, nežinau, tvirtinimo taškų, jeigu mes pardavinėjom kas nors, pavyzdžiui, ten, sakysime, pavėsinės, ne? Tai tokius dalykus, kur mes galim realiai pamatuoti. Tai šitoje vietoje yra labai svarbu būtent tokiu būdu lyginti. Žinoma, nemenkinti turim konkurentų prekių ženklo, jeigu mes turime reklamas, kurios, vienaip ar kitaip, ten, sakysime, drebia purvą ant konkurento, ne? Tai šitoje vietoje vėlgi gali būti, kaip ir pažeidimas reklamos, kadangi mes lygindami neturim sakyti, kad jo produktas yra blogas arba blogesnis. Mes turim pateikti vartotojui objektyvius, reiškiasi, faktus, ne? Ir jisai turi pasirinkti ir pats turi jisai nuspręsti vartotojas, kad tas konkurento produktas iš tikrųjų yra blogas. Mes to sakyti negalim, kaip reklamos, reiškiasi, davėjas arba reklamos gamintojas. Ir lyginama, žinoma, su originaliomis prekėmis, tai originalios prekės, tai faktas, kad mes negalime turbūt nusipirkti kopijų, tų tai vadinamų padielkų, ne, ir lyginti su jomis. Turi būti originalios prekės, oficialios ir su jomis mes galime lyginti. Ir dėl ko aš visą tai pasakoju? Ir kodėl visą tai yra iš tikrųjų jums aktualu, mums aktualu, visiems iš tikrųjų aktualu tiem, kas dirba arba su verslais būtent komercijos, ne? Arba iš tikrųjų vykdo pačią komerciją. Ir nesvarbu, ar tai yra elektroninė komercija, ar tai yra tradicinė komercija, ar dar kokia. Reikia suprasti, kad yra numatytos atsakomybė numatyta, ne, reiškia, tai yra numatytos baudos. Tai reikia suprasti, kad numatytos baudos būtent ir yra už pirmą pažeidimą iki 3% metinių pajamų gali būti bauda, ne, įmonės, bet nedaugiau kaip 100 000 eurų. Tai pirmas pažeidimas. Aišku, jeigu taip žiūrint visiškai pragmatiškai ir iš praktikos, nebūtinai už tą pirmą pažeidimą bus iš karto ta bauda. Nebūtinai. Gali būti, kad bus susitarta ir išsiaiškinta, ir iš tikrųjų ta bauda nebus paskirta, bet iš naujausios praktikos matome, kad VTAT sėkmingai, tas baudas pradeda, nepradeda iš tikrųjų, jos jau yra taikomos seniai, bet mėgsta jas iš tikrųjų ir pritaikyti. Šiuo atveju, jeigu taip jau konkrečiais pavyzdžiais, tai irgi prieš kelias dienas jau yra irgi paviešinta, tai nieko nėra, taip sakant, slapto ir nežinomo, bet irgi Bitės grupė gavo irgi VTAT paskirtą baudą, ne, už reklamą. Už tai, kad naudojo, reiškiasi, bent jau kaip ir viešoje informacijoje esamas aplinkybės, kad buvo naudojamas, kaip čia, objektyviais kriterijais galimas pamatuoti lyginamasis kriterijus ir jisai buvo atseit neteisingas ir konkurentų buvo ten, sakysime, tas pats kriterijus geresnis, reiškiasi, ta išraiška, reiškiasi, buvo geresnė. Tai, bet čia, kiekvienas atvejis yra skirtingas, bet turime tokį, čia iš tikrųjų visiškai šviežią vasaro mėnesio sprendimą. Pakartotinis atvejis, žinoma, kai mes šnekame apie baudas, tai jau yra
truputėlį kitas priėjimas, tai yra iš tikrųjų jau iki 6% metinių pajamų gali būti, nuo 6% būtų nuo metinių pajamų, bet nedaugiau kaip 200 000 eurų. Tai iš tikrųjų pakankamai ženkliosios baudos, na, sakykime, ne duomenų apsaugos pažeidimas, ne GDPR daro, ten truputėlį kiti procentai, bet iš tikrųjų pakankamai reikšmingos sumos. Tai ir čia yra už kiekvieną pažeidimą. Jeigu mes turime tų pažeidimų daug, na tai sumuojasi. Tai tą mums reikia irgi turėti omenyje. Ir kągi, iš esmės tiek, ką aš norėjau šiandien su jumis pasidalinti, tai ačiū, čia DAI sugeneruotas katinas teisininkas, tai štai. Bandau tada aš kol kas stop sharing daryti. Jo. Ačiū, taip, Pauliau. Ir žinoma, turime mes jums klausimų. Taip. Tai pirmas dėl influencerių reklamos. Kokie yra reikalavimai, kai produktą reklamuoja UGC influenceris ir panašiai? Tie patys reikalavimai, jie iš tikrųjų nesiskiria ir turim nepamiršti, kad influenceris reklamuodamas vis tik tais už produkto reklamą atsakomybė už tą teisingą reklamą tenka vis tik tais užsakovui. Tai jeigu mes užsisakom pas influencerį reklamą, mes turime užtikrinti, kad ta reklama bus vis tik tais atitinkanti reikalavimus. Tai išimčių šitoje vietoje nėra. Ten yra reikalavimų iš tikrųjų irgi išskirtinų reikalavimų yra, bet tiesiog dabar nelabai noriu iki tai eiti, galite iš tikrųjų parašyti, galėsiu pakomentuoti individualiai. Bet bendri principai ir bendri reikalavimai yra tie patys. Ir sakau, svarbiausia prisiminti, kad ne pats influenceris šitoje vietoje yra atsakingas, arba ne tik pats influenceris ginčo atveju būtų atsakingas. Tai šitą reikia prisiminti. Ačiū. Ir ar jūsų paminėtos reklamos taisyklės galioja visoje Europos Sąjungoje? Šiaip, jeigu taip žiūrint paprastai, tai taip, ne? Tai, ką aš iš tikrųjų kalbėjau iš reguliacinės pusės, tai aš kalbėjau iš Lietuvos jurisdikcijos, tai reiškia reklamos įstatymas, ne? Mūsų ir civilinis kodeksas, reklamos įstatymas, gairės dėl kainų lyginimo, tai čia yra lietuviški, reiškia, teisės aktai ir tai yra Lietuvos jurisdikcijos taikoma. Bet reikia paminėti ir pabrėžti, kad tie esminiai principai ir taisyklės, jos iš tikrųjų pakankamai universalios yra taikomas visose Europos valstybėse. Tai jeigu mes, nes ir vėlgi iš tos pačios praktikos galiu pasakyti, mes turėjome tikrai ne vieną atvejį, kuomet lyginamoji ta pati reklama, reiškia tikrai ne vieną atvejį, kai konsultavome klientus, kurie, ne į Lietuvą orientuoja, reiškia, savo verslą ir savo produktus, pardavinėja, sakysim, Vokietijoje ir kitose jurisdikcijose ir iš esmės reikalavimai yra tie patys. Irgi turi būti ne vienas kriterijus lyginant, turi būti, reiškia, lyginama, atsakingai ir protingai, reiškia, turim tokį patį imti produktą, kuris yra panašių arba tokių pačių charakteristikų. Tai šitas dalykas su kainomis irgi lygiai tas pats yra, kaip ir turime į tą taisyklę atsižvelgti. Net ir UK, pavyzdžiui, 30 dienų taisyklė galioja. Tai čia, jeigu jau žiūrint taip, net outside of Europe, taip sakant, pilnai, tai iš tikrųjų tos taisyklės panašios. Žinoma, varijuoja kažkiek per šalis, bet kiekvienu individualiu atveju reikėtų irgi pasitikslinti ir pasižiūrėti, bet in general taip. Puiku. Komentaruose turim tik 2 klausimus. Jeigu kas nors klausimų dar turite, prašau pasisakyti. Jo, sakykit, arba iš tikrųjų irgi visuomet mielai galiu pakomentuoti, jeigu turit konkretų klausimą susijusi su jūsų reklama, su jūsų marketingo kompanijomis, su elektroniniu verslu ir kad ir kas tai bebūtų, tai tikrai kreipkite, žinokit, irgi pirmos konsultacijos tikrai yra nemokamos ir galim pagelbėti. Tai va. Puiku. Ačiū labai, Pauliau, pasidalinsime jūsų kontaktais, jau kai rašysime, siūsime įrašą ir ačiū Jums, gražios dienos. Ačiū Jums visiems, dėkui, iki. Visą.